Laidą remia Kia. Dabar yra priežasčių įsimylėti didelį kiekį papildomos įrangos turintį automobilį. Laidoje Autopilotas pamatysite dar daugiau šviežienų iš Frankfurto automobilių parodos. Na, o prabangias naujienas praskiesime senesnės Opel Corsos bandymais. Vytenis šio rudens naudoto automobilio testus pradėjo nuo moteriško automobilio. Šios Opel Corsa viduje gali pasijausti kaip moteris. Vokietė moteris, kadangi čia viskas yra ganėtinai racionalu ir paprasta. Laidą remia Kia. Dabar yra priežasčių įsimylėti didelį kiekį papildomos įrangos turintį automobilį. Sveiki, eteryje laida Autopilotas. Mes esam kažkur Latvijoje. Bandom naują Suzuki SX4. Tačiau apie jį papasakosim artimiausiose laidose. Tuo tarpu šiandien norėčiau grįžti prie pasakojimo apie didžiausią pasaulyje automobilių parodą Frankfurt Motor Show. Taigi, tęsėme pasakojimą apie didžiausias jos naujienas. Frankfurte įvyko pasaulinė BMW i8 premjera. Su naujuoju i8 BMW žengia į elektrą įkraunamų hibridų rinką. Beveik 1,5 tonos sverianti kupė turi hibridinę sistemą, kurią sudaro 3 cilindrų 1,5 litro 231 arklio galios benzininis variklis su dviguba turbina, sukantis galinius ratus. Ir 131 arklio galios elektros motoras, kurio galia siunčiama priekiniai ašiai, tad suminė automobilio galia prilygsta galingiausiams superautomobiliams. Tuo tarpu žemiškesnė yra kita premjera – mažas miesto automobilis i3. BMW pasimokė iš konkurentų klaidų. Elektromobilių nepakanka būti tik praktiškam. Jei nori sėkmingai parduoti elektrinius automobilius, reikia daug dėmesio skirti dizainui ir stiliui. Dėl panaudotos naujo tipo anglies pluošto medžiagos BMW i3 sveria tik kiek daugiau nei toną, tai yra apie 300 kg mažiau nei kiti panašaus dydžio elektromobiliai. Važiuojant energijos taupymo režimu su įkrautomis baterijomis i3 galės nuriedėti iki 200 km. BMW teigimu, komfortiškų režimų nuvažiuojamas atstumas sieks 160 km. Tačiau norintys įveikti didesnius atstumus už papildomą kainą galės užsisakyti automobilį su nedideliu iš motociklo pasiskolintų benzininiu varikliu, kuris kraus akumuliatorius. Toks automobilis galės įveikti kelis kartus didesnį atstumą, tačiau ir kainuos gerokai brangiau. Kia stende Frankfurte parodytas gražus konceptinis Kia Niro. Tačiau čia tiems svajokliams, o realistams bus įdomesnė kitokia naujiena – kardinaliai pasikeitęs Kia Soul. Vienas įdomesnių parodos konceptinių automobilių Kia Niro. Tai užuomina apie naujos kartos nedidelį miesto visureigiuką, kuris turėtų tapti pagrindiniu Nissan Juke konkurentu. Šis automobilių segmentas yra vienas sparčiausiai populiarėjančių automobilių klasių. Jos perka jauni aktyvūs žmonės, todėl natūralu, kad Kia nori patraukti jaunimo dėmesį. Automobilis buvo sukurtas Kia Frankfurto dizaino studijoje, vos už kelių šimtų metrų nuo tos vietos, kur vyksta paroda. Konceptinio modelio dizainą sukūrė Gregory Gilamas, Kia Europos padalinio vyriausiasis dizaineris. Automobilis išsiskiria šelmiškų charakterių, besislepiančių stilingame ir energingame kūne, kontrastingais medžiagų junginiais. Šio konceptiniu modeliu Kia marketologai siekia ištirti publikos reakciją į tokį kardinalų automobilį. Žinoma, serijinis jis nebus toks agresyvus. Tačiau nemažai stilistinių elementų gali atsirasti būsimuose Kia modeliuose. Dar viena naujiena Kia stende – tai visiškai naujas Kia Soul miesto visureigis, skirtas Europos rinkai. Įkvėptas praėjusiais metais parodyto Kia Tracksterio konceptinio modelio. Naujasis modelis iš sceną užleidžiančio pirmtako paveldėjo tvirtą laikyseną, aukštai montuojamus galinius žibintus bei kampuotą pakeltą nuo žemės kėbulą. Soul turi visiškai naują interjerą bei labiau į vairuotoją orientuotą interjero dizainą.
Automobilis galės būti dvispalvis. Pirkėjai galės pasirinkti vieną iš 3 skirtingų stogo spalvų – juodą, baltą arba raudoną. Norintys labiau visureigiškos išvaizdos, galės pasirinkti specialų paketą Piano Black. Juoda buferių apdaila, apsaugotus šoninius lenkščius, ratų arkas ir juodai nudažytą stogą. Nors automobilis atrodo panašus į pirmtaką, tai visiškai nauja mašina, sukurta naujausio Kia Ceed modelio pagrindu, tad galima tikėtis kur kas geresnių valdymo ir komforto savybių. Juntamai padidėjęs automobilis taip pat reiškia, kad būsimiems šeimininkams saulos daugiau vietos pasiūlys salone ir bagažinėje. Varikliai ir pavarų dėžės identiški dabartiniam Ceed modeliui. Automobilis Europos rinkoje pasirodys kitų metų pradžioje. Tada bus galutinai patvirtintos ir benzininių bei dizelinių variklių eksploatacinės savybės, ekonomiškumas, įrangos paketai bei žinoma kainos. Lietuvoje jo verta laukti pavasariop. Rolls-Royce stendo dėmesio centre ekscentriškasis Wraith. Žinoma, jo privalumai tai tik šeimininko fantazijos vaisius, tačiau įdomus pats gamybos procesas. Jo salonui pagaminti sunaudojama 10 karvių oda, o kėbulo apdaila dekoratyvinės juostelės paišomos ranka, tad kiekviena yra unikali. Kėbulas dažomas net 5 paras, o po dažymo jis poliruojamas rankomis 5 valandas. Surinkus automobilį jis gamykloje lieka dar 23 dienas. Po įvairių variklio bei surinkimo kokybės testų automobilio laukia galutinis poliravimas rankomis prie ultravioletinės šviesos, kad išryškėtų bet koks brokas. Tai pats galingiausias Rolls-Royce modelis, 624 arklio galių variklis, šį dvitonį monstrą iki 100 km per valandą nugabena per 4,5 sekundės. Pradinė Wraith kaina apie 1 milijoną litų, bet paprastai pirkėjai sumoka gerokai daugiau, mat kiekvienas gaminamas pagal individualų užsakymą, atitinkantį užsakovo poreikius. Didžiausia Hyundai stendo naujiena sulaukusi milžiniško susidomėjimo tai yra štai šis mažas miesto automobiliukas i10. Be to Hyundai'us parodė didelį ir prabangų sedaną E-Cus. Deja, nei vienas, nei kitas automobilis mūsų šalies nepasieks, bet mūsų tautiečiams taip pat yra nemažai naujienų. Per artimiausius 4 metus Hyundai'us Europoje žada net 22 automobilių premjeras ir padidinti savo parduodamų automobilių skaičių senajame žemyne iki 500 000 per metus. Pastaruosius 2 metus Europoje šio gamintojo modelių populiarumas, nepaisant mažėjančios naujų automobilių paklausos bendrai, auga po 10% per metus, tad korėjiečių noras daugiau dėmesio skirti Europos rinkai yra natūralus. Didžiausia Frankfurto naujiena tai naujas mažylis i10. Jis ne tik didesnis ir platesnis, bet ir pigesnis už savo pirmtaką. Vokietijoje jo kaina prasidės nuo 34 000 litų. Deja, dėl ypač menkos mažų automobiliukų paklausos, Lietuvoje mes jo bent jau artimiausiu metu nesulauksime. Korėjiečiai šiuo automobiliu nori nuvilioti dalį pirkėjų nuo Volkswagen Apo, todėl specialiai sumažino jo kainą. Be to, vokiškas konkurentas yra ne tik brangesnis, bet ir mažesnis bei trumpesnis. Gamintojai planuoja per metus Europoje parduoti iki 75 000 šių automobilių. Tai beveik tiek pat, kiek parduodama ir vokiškojo konkurento. Jeigu korėjiečiams šis planas pavyks, Hyundai i10 taps 4. geriausiai parduodamų mažuoju automobiliu Europoje. Pirmose vietose yra Fiat Panda, Fiat 500 ir Volkswagen Up. Automobilis prekyboje debiutuos jau šių metų gale. Tiesa, neturės dyzelinės versijos. Į i10 modelius bus montuojami litro darbinio tūrio benzininiai varikliai, kurie atmosferą išmes mažiau nei 100 gramų anglies dvideginio. Šie automobiliai gaminami Turkijoje. Frankfurte pasirodė ir atnaujintas Hyundai iX35. Nors automobilis iš esmės nepasikeitė, tačiau kosmetinis patobulinimas jam išėjo į naudą. Tai taip vadinamas faceliftas. Labiausiai matomas skirtumas, palyginus ankstesnių modelių, tai LED dienos šviesos žibintų juostelė integruota į priekinius žibintus. Automobilis nuo šiol turės naujo dizaino priekinės, radiatoriaus aušinimo groteles, siūlomas naujos kėbulo spalvos ir kitokio rašto ratlankiai. Kiek didesnis skirtumas slepiasi po variklio dangčiu, tai naujas 2-litrinis benzininis variklis, kuris išvysto 163 arklio galias, bet vartoja mažiau degalų negu senasis agregatas. Kaip teigiama informacijai spaudai, atnaujintuose modeliuose buvo perkratyta pakaba, priekinė nuo šiol bus komfortiškesnė, o važiuojant vairuotojas galės pasirinkti vieną iš 3 režimų – komfortišką, įprastą arba sportinį. Be to, vairo mechanizmas įgavo daugiau aštrumo. Viduje nedaug pokyčių, bet jie malonūs. Naujas didesnis ekranas, nauja kokybiškiau skambanti audio sistema. Kaip jis elgiasi kelyje, pirkėjai galės išbandyti dar šiemet.
Įdomi ir dar viena stende matyta naujiena – tai prabangusis Hyundai Ekus. Kiek primenantis S-klasės Mercedesą, stende įstovėjo korėjietiškos specifikacijos su statulėle ant variklio dangčio. Jeigu korėjiečiai norės šiuos automobilius pardavinėti senajame žemyne, jos teks atsisakyti. Pagal ES standartus tokio pagražinimo naudoti negalima dėl pėsčiųjų saugumo. Arba turės išmokyti statulėlę avarijos atveju slėptis variklio dangtyje, kaip tai daro Rolls-Royce'ai. Na ir dar viena naujovė, kurios jau labai nekantriai laukia Europos pirkėjai. Tai artimiausiu metu ir Lietuvą turintis pasiekti 7-vietis didesnysis Santa Fe modelis su žodeliu Grand. Honda Frankfurte grįžo į nedidelių universalų rinką, Europoje pristatydama Civic universalą pavadintą Tourer. Paskutinį kartą Honda Civic universalo kėbulų gamino prieš 15 metų. Gamyba buvo nutraukta dėl itin mažos paklausos. Galbūt šį modelį europiečiai pamėgs. Pirmą kartą Seatų istorijoje debiutuoja Leon modelis su universalo kėbulu. Žinant vakariečių meilę universalams, net neabejotina, kad šis modelis susilauks didelio populiarumo. Išties, vokiečiai labai mėgsta vidutinės ir kompaktinės klasės automobilius su universalo kėbulais. Jie ne tik ekonomiški, bet ir praktiški, o vokiečiai, kaip žinia, labai praktiška ir net pragmatiška tauta. Kadangi daugiausia Seatų būtent vokiečiai šiuo metu ir nuperka, natūralu, kad būtent šioje parodoje ir debiutavo Leonas universalo kėbulu. Techniškai automobilis nesiskiria nuo savo įprastojo brolio hatchbacko. Į modelius bus montuojami tie patys varikliai, važiuoklė ir pavarų dėžės. Frankfurte parodytas net sportiškas variantas – Leon ST FR. Leon ST yra strateginis modelis Leonų šeimoje, skirtas padidinti Seatų pardavimus šeiminių ir įmonėms skirtų automobilių segmentuose. Vakarų Europos segmentas, kuriam priklauso naujasis Leon ST, sudaro apie 500 000 transporto priemonių per metus ir užima pagrindinį vaidmenį tokiose rinkose kaip Vokietija, Anglija, Italija, Austrija ir Šveicarija. Šiose kategorijose įmonės nuperka net 60% visų universalų. Naujasis Leon ST Vokietijos, Ispanijos, Šveicarijos, Olandijos atstovybės pasieks jau lapkritį, o kitas šalis, tarp jų ir Lietuva, šiek tiek vėliau, iš karto po naujų metų. Pristačiusi 5 ir 3 durų modelius, Leon šeima ketina ir toliau augti. Naujasis Leon modelis vaidina pagrindinį vaidmenį, kuriant Seat sėkmės formulę, ir draugė su Ibiza tapo antrojų svarbiausių kertinių prekės ženklo akmenių kompanijos kelyje pelno link. Šiais metais Seatas visame pasaulyje pardavė daugiau kaip 60 000 Leonų, tai net 40% daugiau palyginus su pernai metų tuo pačiu periodu. Dar iki pasirodymo rinkoje Leonas sulaukė milžiniškos sėkmės, laimėjo net 35 prestižinius žiniasklaidos rengtus testus. Leon modelio sėkmė gerokai padidino šių metų Seato pardavimus. Iki rugpjūčio Ispanijos automobilių kompanija visame pasaulyje pardavė 234 000 automobilių, tai net 10% daugiau negu pernai. Nepaisant bendro automobilių rinkos nuosmukio Europoje, Seatas stiebėsi aukštyn ir yra vienas sparčiausiai augančių prekinių ženklų. Laužydama tendenciją, Seat kompanija ypač auga Vokietijoje, bei šioje šalyje patenka į sparčiausiai augančių automobilių markių 10-tuką. Suzuki stende dvi naujienos. Serijinė tai naujas SX4 S-Cross. Tai didesnis S4 brolis. Japonai ir seną ir naują modelius pardavinės kartu. Naujasis S-Crossas jau pasiekė ir Lietuvą. Mes jį išbandėm, tad parodysim artimiausiose laidose. O štai kita naujiena, tai konceptinis automobilis IV4.
Šis konceptas tai japonų bandymas iššokti į jau įsibėgėjusi mažųjų miesto visureigių traukinį. Šis automobilis taps mažesniuoju S-Cross broliu ir rinkoje turės konkuruoti su Nissan Juke. Visiems užkliūva ta Nissan Juke sėkmė. Visi nori atsikasti tokio skanaus miesto džiunglėms pritaikyto visureigiukų segmento pyrago gabalo. Suzuki kompanija neišimtis. Rinkoje šis automobilis turėtų pasirodyti 2015 metų pavasarį ir greičiausiai bus gaminamas ant Swift modelio platformos bei paveldė Swift variklius bei visą važiuoklę. Juolab, kad Suzuki konstruktoriams nereikia išradinėti nieko naujo. Swiftas turi ir visais ratais varomą versiją. Tai reikia kiek aukščiau kilstelėti kėbulą ir jo formas padaryti truputėlį žaismingesnėmis, nes tokius automobilius paprastai renkasi jauni pirkėjai. Naudotų automobilio rubrikoje ir šį sezoną autopiloto laidoje su manimi priešakyje. Pirmasis mano mėginamas automobilis tai Opel Corsa. Ne pati seniausia, tačiau ir ne pirmos jaunystės Corsa atriedėjo į mano rankas. Šis modelis pasirodė prieš 6 metus, tuo tarpu nuo pirmosios Corsa pasirodymo skaičiuojama jau daugiau nei 30 mečiai. Per visą šį laikotarpį šis automobilis vis apvalėjo ir galiausiai supanašėjo su kitais automobiliais. Štai tokių nedidelių miesto automobilių rinka Europoje yra tiesiog prigrūsta pasirinkimų. Vienas iš lyderių joje yra prancūzas Renault Clio. Vokiečiai panašu lygiavosi būtent į šį konkurentą. Todėl visai nenuostabu, jog šie automobiliai netgi panašus vienas į kitą. Galbūt anksčiau Corsa buvo tik dėžutė ant ratų, tačiau net ir keletos metų senumo automobilis vis dar atrodo tikrai neblogai. Išpūsti priekiniai žibintai ir apvalios linijos nuteikia maloniai. Tačiau norintys daugiau išskirtinumo vis tiek kažko jame pasigės. Kad ir kaip bebūtų, tai vokiškas automobilis ir būtent taip jis atrodo. Čia vienas įrodymų, kad čia yra tikrai Opelis. Nors gamintojai mėgino Corsai suteikti žaismingumo, tačiau automobiliui kažko vis dar trūksta. Tačiau vairuotojai gali būti beveik ramus dėl korozijos. Tik pirmųjų gamybos metų Corsa yra neatspari korozijai, tačiau vėlesni modeliai tuo jau nebepasižymi. Būtent todėl siūlome ieškoti Corsa, kurios pagamintos po 2007 metų. Tačiau bet kokiu atveju venkite automobilių net ir po nedidelio kėbulo remonto. Šios Opel Corsa viduje gali pasijausti kaip moteris. Vokietė moteris. Kadangi čia viskas yra ganėtinai racionalu ir paprasta. Prietaisų nereikia ieškoti kažkur palubėje, viskas tiesiai po ranka, nuo medžiagų kokybė. Gali ne pati geriausia, tačiau tokiam automobiliui tai visiškai atleistina. Kaip ir gražiai moteriai. Kokių Vokietijoje nelabai yra. Jeta klančių. Jeta klančių. Jeigu esate reiklus kokybei, tai Corsa neblogas pasirinkimas. Negirdėti jokių girgždesių ar traškesių, nors plastikas daugelį vietų yra labai kietas ir neįtin malonus liesti. Gerai bent jau tai, kad jis nelinkęs dėvėtis. Reikia gerai pasistengti ir norint subraižyti salono apdailą. Tiesa, pilkai dažytos plastiko vietos tokios atlaidžios nebus, todėl su jomis reikėtų būti kiek atsargesniems. Viduje į Corsa sutilps 5 žmonės, tačiau apie patogumą teks pamiršti. Dėl trumpos apatinės sėdinių dalies kentės ilgų kojų savininkai. Centrinė konsolė neperkrauta mygtukais. Pagrindiniai prietaisai sudėlioti logiškai ir suprantamai. Malonu tai, jog prietaisų skydelis neperkrautas informacijos, o spidometro rodmenį skaityti labai lengva. Tai ypač aktualu važinėjant mieste, kuomet nėra daug laiko akims nuo kelio atitraukti. Ne veltui Corsa, palyginus su prancūzišku Renault Clio, ne tik atrodo, tačiau ir važiuoja panašiai. Corsa gali pasigirti kiek standesnė važiuoklė, tačiau tai užtikrina geresnį stabilumą. Vairo mechanizmas atrodo kiek palaidas. Laviruoti aikštelėje lengva ir malonu dėl elektrinio vairo stiprintuvo, tačiau važiuojant kiek didesniu greičiu, vairavimas primena tampymų už virvučių.
Po variklio dangčiu sukasi 1,4 litro benzininis variklis. Jo gale beveik 90 arklio galių. Važiuojant mieste tiek pakanka, tačiau užmiestyje automobilis pradeda sunkiai ropoti, pasiekia 110 km/h greitį. Netriukšmauti pasiekia šį greitį jis taip pat nesugeba. Jeigu norite dyzelinės Corsos, tuomet galite rinktis iš 1,3 bei 1,7 litro turbininių variklių. Mažesnys per silpnas, nes turi 74 arba 89 arklio galės, o 123 arklio galės turintis didesnio litražo variklis labai triukšmingas. Tad teks rinktis rėksnys ar tinginys. Jeigu jums reikia visiškos raigės, tuomet 1 bei 1,2 litro benzininiai varikliai kaip tik jums, bet jų nerekomenduojame. Galingiausia yra Corsa OPC versija, beveik 190 arklio galių ir daug adrenalino. Iš techninės pusės Corsa nėra idealiausias automobilis. Dažniausiai vairuotojai skundžiasi neįtin ilgamžę važiuoklę. Tiek priekinė, tiek ir galinė turi savo trūkumų. Stebėkite galinius amortizatorius, jie netikėtai gali pradėti leisti skysčius. Mechaninės greičių dėžės taip pat turi trūkumų. Neretas vairuotojas skundžiasi alyvos prasisunkimu. Tuo tarpu, kaip laikosi mano mėginama Corsa, kaip visada, padės patikrinti mūsų draugai Servisas RDL. Pavyko rasti negalavimų, kaip ir dažna problema su jais yra, tai priekiniai atraminiai guoliai, juos reiktų pakeisti. Taip pat pastebėjo, kad yra nuotėkis iš greičių dėžės. Su kokiamis problemomis šie automobiliai susiduria dažniausiai, kalbant apie važiuoklę? Šiaip dažnai dar tenka keisti galinės stabilizatoriaus trūkės ir įvaris. Ar šių automobilių varikliai yra ganėtinai patikimi? Šiaip kalbant apie variklius, tai viena iš problemų, su kuria susiduria, tai kuro purkštukai. Taip pat dizeliniuose varikliuose pastebima EGR vožtuvo problema. Dar iš tokių, kaip galima paminėti, problemų kuro bakų siurblys, jis genda. Opelis nuo seno žinomas kaip neįtin puikus atsparus automobilis korozijai. Ar galbūt ši Corsa įsigydė šią ligą? Na, dabar jau Corsa tikrai išsigydė ligą, nors ant pirmųjų gamybos metų modelių tai neretai pastebimi korozijos židiniai. Jeigu reikėtų rinktis tarp kitų vokiško, galbūt prancūziškų tokios klasės automobilių, ar Corsa būtų pirmas sąraše? Na, jis tikrai nebūtų paskutinis sąraše. Opel Corsa nori būti žaisminga, tačiau tai daryti sekasi sunkiai. Subalansuota miestui ir labiau vairuotojoms, nei vairuotojams. Tačiau bent jau kaina nesikandžioja. Naudotų automobilių rinkoje tokią Corsa galima surasti už 17 000 litų. Tai kiek brangiau nei prancūziški konkurentai, tačiau jeigu jums prie širdies vokiški automobiliai, Corsa nuvilti neturėtų. Na kągi, šiandien tiek, likite su Baltijos televizija. Mes pasimatysim kaip visada, lygiai po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Laidą remia Kia. Dabar yra priežasčių įsimylėti didelį kiekį papildomos įrangos turintį automobilį.